Šį kartą apie tai, kaip išsirinkti kokybišką kostiumą, kokios medžiagos yra geros ir kokių reikėtų vengti. Patys geriausi kostiumai pasaulyje yra siuvami iš vilnos. Tai nepakeičiamas audinys kiekvienai dienai dėvėjimui, nesvarbu ar jūs važiuojate automobiliu į darbą, ar dviračiu, ar vėjuota diena, ar saulė šviečia, tai jūs visada su vilnoniu kostiumu jausitės gerai, patogiai, komfortiškai. Jis leis jūsų kūnui kvėpuoti, neleis kaisti ir puikiai gulės. Nerekomenduočiau rinktis kostiumą iš sintetinių audinių. Su pirma, jis atrodys pigiai, blogai kris, jūs nesijausite komfortiškai, kūnas kais. Taip, jie ten turi savo privalumų, kad kostiumas jisai dėvėsis gal daug ilgiau negu vilnos kostiumas, bet jūs niekada taip gerai nesijausite, kaip vilkėdami vilnonį kostiumą. Toliau trumpai apie tai, kokios kostiumo pasiuvimo detalės yra nemažiau svarbios. Turėtų būti gerai sukirptas. Gerai sukirptas kostiumas, jisai gerai gulės žmogui ant kūno. Nesvarbu, ar tai bus brangesnis audinys ar pigesnis, bet tai išduos, sakykime, kokybę. Siūlės turi būti tvirtos, jos turi būti tiesios, dygsniavimas aplink kišenėlės, aplink atvartus, jis irgi turėtų būti gražus ir tolygus. Ką dar reikėtų atkreipti dėmesį į kostiumą, tai kad renkantis smulkios detalės kaip sagos rankovėse, jos atsisega. Daugelį kostiumų jos yra tiesiog prisiūtos. Apie pačias sagas, be abejo, sagos pačios geriausios tai yra natūralaus rago, galvijo rago. Jos tvirtos, originaliai atrodo, nelūžtančios. Kostiume svarbią funkciją atlieka ne tik audinys, bet ir pamušalas. Jeigu, sakykime, audinys natūralios vilnos, bet pamušalas sintetinis, jis tiesiog praranda prasmę, nes kūnas negali kvėpuoti. Geriausi audiniai būna viskoziniai arba šilkiniai. Šilkas pakankamai brangus, kad jisai leistų kostiumui gerai kristi. Ir dar keletas patarimų, kaip prižiūrėti kostiumą. Kostiumą rekomenduojama valyti kartą, nedaugiau 2 kartus į metus, sausuoju cheminiu būdu. Bet kad kostiumas tarnautų kuo ilgiau, jį reikėtų, sakykime, juo tinkamai pasirūpinti. Po aktyvios darbo dienos rekomenduojama kostiumą pakabinti ant pakabos lygiai tvarkingai ir jį lango arba gerai vėdinamoje patalpoje švedinti, kad išgaruotų per dieną susirinkęs prakaitas ir ten kostiumas visai atgautų savo formą ir būtų lygus ir gražus. Kaip kokybiškus kostiumus vertina stiliaus ekspertas? Kaip nėra pasaulyje gerų automobilių parduodamų už mažą kainą arba originalių šveicariškų laikrodžių kainuojančių 50 litų, taip nėra ir gerų kostiumų, kurie kainuotų nedaug. Taigi, aš sakyčiau taip, geras kostiumas visų pirma jis yra brangus kostiumas. Arba kostiumas, kuris yra siuvamas pas gerai apmokamą siuvėją. Antras dalykas, kaip aš sakau, bet kuriuo atveju, kad ir kiek tas kostiumas bekainuotų, ar iš kokių medžiagų jis būtų pagamintas, visada yra gerai, kada žmogus vilki kostiumą. Taigi, kiekvienas kostiumas, jis visada yra geras savo to tokiu psichologiniu užtaisu.